Sveikinimai su pergale. Turbūt net sunku paaiškinti, kas čia šiandien nutiko Telšiuose, ko gero geriausias ir jūsų komandos sezono rungtynės. Kokie pirmiausia jūsų įspūdžiai būtų? Pirmiausia įspūdžiai žaidėjai išėjo su didelį norą. Aš gal mažiau juos pažįstu, aš galvoju bus sunkiau, todėl kad Palanga tikrai turi gerą komandą, patyrusi komandą. Ir tas išėjimas, kad kaip mes išėjom ir kaip užbaigėm rungtynės, čia yra labai toks, nenoriu sakyti kosmosas, kosmoso dar mes gal sulauksim, bet aukštų lygų toks puolimas ir gynyba irgi išpildėm tą, ką mes susitarėm. Ir galėjo toks rezultatas. Antroji mačo pusė jau kažkiek buvo formalumai, kad neprisidaryt problemų. Pirmoje mačo pusėje iš esmės paminėjote, kad energija labai daug lėmė, bet tai yra tik viena pergalė serijoje, kuri yra žaidžiama iki 3 laimėtų susitikimų. Kaip dabar kalbėti su komanda, kad šios rungtynės nepadarytų meškos paslaugos ir kad komanda neatsipalaiduotų ir nepagalvotų, kad mes jau galbūt esam šiek tiek per geri, nes, kaip ir minėjote, Palanga turi vyrukų, kurie žino, kaip žaisti tokias serijas. Tikrai taip. Ir aš galvoju, kad čia mes treneriai gali motyvuoti, nemotyvuoti, jie gali išeiti motyvuoti ar nemotyvuoti. Aišku, niekas neišeis nemotyvuotas, bet žinau, kad šitoj lygoje yra 8 buvo komandas, visos lyga vertės ir tikrai Palangoj bus labai sunku. Ir svarbiausias dabar pailsėti, todėl kad mes per 3 dienas antro žaidžiam, pailsėti ir ruošiamės kitoms rungtynėms. Čia tik pradžia. Benas Leinartas, turbūt smagu, kai įleidžiate jauną auklėtinį ir jis susmeigia 3 tolimus metimus paeiliui. Tikrai taip. Benas ir brolis Titas tikrai jie nusipelnė išeiti į aikštę, todėl kad jie gyvena salėje ir labai mums padeda, kad yra traumuotus žaidėjų ir labai džiaugiasi už jo. Ir kiek supratau, jeigu jaunas žaidėjas įmeta 100, tai nuo trenerių picas. Tai prisidarėt problemų? Čia ne problema, čia malonumas. Na ir pabaigai dar kažkiek galbūt mažiau malonus akcentas. Rasys buvo traumuotas, kada galbūt jis galėtų sugrįžti ir taip pat padėti jūsų komandai. Tikiuosi grįš į kitos rungtynės. Treneri, šiandien rungtynės tokios, kad turbūt nelabai yra ką apie jas ir pasakyti. Po rungtynių, 4 rungtynių šakiuose sakėt, bus Palangoje rungtynės, laimėsit ir pateksit. Ką galėtumėt pažadėti galbūt jūsų komandos ir galiams po šių rungtynių? Tikiuosi, kad pavyks įeiti visai kitą energiją, nes kadangi šiandien jam tikrai viską atrodo darėm 50% pastangų įdėdami. Tai prieš tokią komandą žaidžiant 50% kiekvienoje situacijoje įdedant pastangų, tai mes tikrai nelaimėsim varžybų. Tai visų pirma turi žaidėjai ateiti į varžybas su kita energija, tai ir tada bus rezultatas visai kitoks. Serija gerai iš tos pusės, kad tas skirtumas iš esmės nelabai ką reiškia, nes tai yra vienas laimėjimas, į kitas rungtynės ateinate atsilikdami 0-1. Kiek dabar į naudą, kad galbūt po to intensyvaus grafiko dabar turėsit kelias dienas ir ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai pasiruošti kitoms rungtynėms? Tai manau, svarbiausia fiziškai atsigauti po tos ilgos serijos prieš Vytį ir tikimės gal netyčia ir Herkui pavyks grįžti ir kaip ir minėjau, įeiti gerą energiją į kitas varžybas. Nebuvo per didžiąją pertrauką Rūbinėje kalbų, kas čia nutiko ir kas apskritai vyksta su šiomis rungtynėmis, nes turbūt tokių rungtynių šį sezoną dar nelabai buvo turėję, bent jau tos pirmosios mačo pusės tokios. Ne, tai žinoma, kad buvo pokalbis ir tikrai buvo keista, kad, sakau, su tokiu pasyvumu žaidėm šiandien, tai ypač pusfinalį, tai tikrai atsiprašom visų žiūrovų Palangos miesto.